Sveikos mielosios! Džiaugiuosi, kad prisijungėte į dar vieną saviugdos paskaitą mano YouTube kanale. Kaip matote, šios savaitės tema yra dėkingumas. Ir pasirinkau šią temą todėl, kad matau labai daug žmonių, kurie atlieka dėkingumo praktiką neteisingai. Ir manau, jog to priežastis yra žinių neturėjimas. Taigi norėčiau pirmą paaiškinti, kodėl dėkingumo praktika yra labai svarbi tiek mūsų fiziniam kūnui, tiek mūsų energetiniam kūnui. Na ir gale šio įrašo pamokysiu jūs, kaip tinkamai atlikti dėkingumo praktiką. Pradėkime nuo to, kad viskas šioje žemėje yra energija. Materija yra tik suspausta energijos forma. Taigi žmogus turi tiek savo fizinį kūną, tiek energetinį kūną. Ir kiekvienas iš mūsų vibruoja atitinkamu dažniu ir traukia pagal savo dažnį tam tikrus dalykus, galimybės žmonės į savo gyvenimą. Taigi mūsų kraujas, organai, audiniai, visa tai yra tai, kas sudaro mūsų fizinį kūną. Žinoma, mūsų plaukai, nagai ir viskas, ką galime matyti plika akimi. Na, o mūsų energetinis kūnas yra tai, kas mus sudaro. Jeigu aš paklausčiau jūsų, iš ko yra sudaryti organai, jūs man pasakytumėte, kad iš ląstelių, iš ko sudarytos ląstelės, iš molekulių, iš ko sudarytos molekulės, iš atomų, iš ko sudaryti atomai, iš subatominių dalelių, kas jungia tas daleles, kas yra atomo viduje, tamsi energija. Reiškia, mes kiekvienas turime energetinį kūną ir aplamai. Tai, ką matome, tai, kas yra trijose dimensijose, viskas yra suspausta energijos forma. Ir kodėl tai yra labai svarbu suprasti? Todėl, kad dėkingumo praktika ne tik naudinga mūsų fiziniam kūnui, bet ir mūsų dvasiniam, mūsų energetiniam kūnui. Kalbant iš fizinės pusės, dėkingumo praktika padeda mums išeiti iš fight and flight būsenos, todėl kad mažina kortizolį ir tai stiprina imuninę sistemą, greitina medžiagų apykaitą, keičia nuotaiką ir turi daugybę fiziologinių privalumų ir psichologinių, žinoma. Na, o iš tos dvasinės ir energetinės pusės dėkingumo praktika padeda valytis blokus energijos centruose, taip skatindama energijos tekėjimą mūsų kūnų, kas lemia energijos dažnį, kuriuo vibruojame. Na ir būtent energijos dažnis yra atsakingas už manifestaciją, už tai, ką mes traukiame į savo gyvenimą. Ir žinoma, mūsų energija yra atsakinga ir už fizinį kūną, taigi viskas yra susiję. Dabar trumpai pakalbėkime apie fizinį kūną ir kodėl dėkingumas yra naudingas mūsų geroviai, mūsų fiziniai geroviai. Taigi kiekvieno organizmo pagrindinis principas yra išgyventi ir išlikimas. Taip, taigi mes turime nuostabią sistemą, kuri reaguoja į pavojus. Ir anksčiau viskas būdavo gerai. Tai yra, mes turime tam tikrą pavojų ir mes jį pamatome, mes priimame tą informaciją per savo smegenis, yra siunčiami organizmų signalai, kyla kortizolis, kyla adrenalinas. Ir mes turime 3 išeitis – bėgti, slėptis arba kovoti. Angliškai tai yra vadinama fight or flight, būtent būsena. Ir visa tai yra normalu. Jeigu yra tam tikras pavojus, daleiskim, čia esu aš, o čia yra liūtas ir aš turiu bėgti nuo liūto, slėptis arba kovoti, nors per daug neprikovosi. Taigi aš bėgsiu, slėpsiuosi ir kai liūtas nueis toliau, jeigu pasislėpsiu ir jeigu pabėgsiu, tuomet aš nusiraminsiu. Tai iš kitos pusės, jeigu tigras vejasi antilopė, yra lygiai ta pati sistema, jį bėga nuo plėšrūno ir tuomet, kai pabėga, jie atsipalaiduoja. Na, bet žmogus yra unikalus su tuo, kad pavojų jisai gali susikurti ir savo galvoje.
Ir taip pat pavojus jam gali būti mama, vyras, nežinau, darbdavys, vienu žodžiu, ką sugalvosite. Ir vaizduotėje sukurtos baimės įvairiausios. Taip, aš bijau to, aš bijau ano, viskas yra blogai ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, kad tai, ką mes susikūrėm vaizduotėje ir tai, kas yra realu, padeda mums išskirti lygiai tas pačias cheminės reakcijas. Taigi mes realiai, daugelis iš mūsų, gyvena nuolatinėje slėptis, bėgti arba kovoti būsenoje. Taip? Na ir žmogus, kuris yra šioje būsenoje, yra visada linkęs sutelkti dėmesį į tai, kas yra blogai. O jeigu jo instinktai sako jam kovoti, tuomet jisai dar yra pėktas ant viršaus. Ir ši būsena yra labai pavojinga tiek kitiems, todėl kad gadinam nuotaiką visiems, su kuo susitinkame, tiek mums patiems. Kodėl? Todėl, kad išgyvenimo būsena, kaip jau minėjau, skatina išsiskirti kortizolį, adrenaliną. Šių hormonų labai reikia kūnui, todėl kad jie yra atsakingi už daugybę labai svarbių procesų, tačiau ne ilgam laikui ir ne pertekliaus. Na ir kai mes ilgai esame bėgti, slėptis arba kovoti, tuomet silpsta imuninė sistema, lėtėja medžiagų apykaita, kyla stresas, būtent dėl to kyla daugybė panikos priepuolių, nerimas nuolatinis. Na ir žinoma, vystosi ligos. Ligos yra susijusios tiek su šiuo procesu, tiek su mūsų blokais energijos centruose. Apie tai pakalbėsime kitą dieną. Na ir visa tai kyla, žinoma, dėl mūsų minčių, dėl mūsų požiūrio į tam tikrus žmonės, nes pavojus pas mus nėra realus dažniausiai. Žinoma, yra galbūt situacijų, kai iš tikrųjų yra pavojus realus, tačiau dažniausia tai yra kažkas tai mūsų aplinkoje arba mūsų išsigalvotas produktas kažkoks tai. Manau, kad yra protinga teigti, jog pradėjus įžvelgti dalykus, dėl ko mes esame saugūs ir dėkingi, kas mūsų gyvenime yra gerai, pašalina tas baimės ir tą pavojaus būseną, todėl kad visa tai yra susiję su saugumu. Taigi dėkingumas skatina mums pajausti saugumo jausmą ir atitraukti savo dėmesį nuo baimių ir nuo netikrų kažkokių tai scenarijų, kuriuos mes siejame su kitais žmonėmis. Tai padeda mums nuraminti hormonų sistemą ir taip pat pereiti iš fight or flight į kūrybos būseną. Į kūrybos būseną, kas skatina greitinti medžiagų apykaitą, taip pat stiprinti imunitetą, gerinti nuotaiką ir tvarkyti mūsų hormonų veiklą, skatinti gerus cheminius procesus, taip pat išlaisvina mūsų energiją, mes turime užtektinai jos kurti, realizuoti save. Taigi, dėkingumo praktika yra vienas iš būdų, kas padeda susitvarkyti su fight and flight. Trumpai paaiškinau, kodėl dėkingumas yra naudingas mūsų fiziniam kūnui. Jeigu norite plačiau apie tai išmokti, visada galite prisijungti prie mano vedamų mokymų. Na, o dabar pereikime prie dvasinio kūno. Taigi mes esame multidimensinės būtybės. Ir mūsų fizinis kūnas yra susijęs su 3 dimensijomis – pojūčių pasauliu. Na, o mūsų dažnis, vibracijos su 5 dimensija. Ir viskas yra išties viena grandinė. Tai mes negalime atskirti vieno nuo kito. Tiek fizinis kūnas yra svarbus, tiek dvasinis, kalbant apie energijos centrus. Pirmieji 3 centrai yra atsakingi už pojūčių pasaulį, aukštesni centrai yra atsakingi už dvasingumą. Viskas susitinka širdies centre, mūsų magnete. Taigi, kaip matote, viskas yra susieta ir surišta.
Lygiai taip pat dėkingumo praktika yra naudinga mūsų energijos centrams ir tam, kad išsivalytumėm blokus. Kodėl? Todėl, kad mintys, jausmai, pasirinkimai, veiksmai, tai, kaip bendraujame su kitais, tai, kaip bendraujame su savimi, yra energijos forma. Ir būtent ta energijos forma mes veikiame savo energijos centrus, savo čakras. Čakra gali būti per daug aktyvi arba neturėti užtektinai aktyvumo. Tai tarsi perpildytas restoranas, į kurį niekas nebegali įeiti, arba užrakintas restoranas, į kurį taip pat niekas nebegali įeiti. Tai jinai per daug aktyvi arba per mažai. Ir visa tai pradeda vystytis mūsų vaikystėje. Taigi vėl pasąmonės kodas, mūsų programa, pagal kurią mes gyvename ir pagal kurią mes blokuojame savo energijos centrus, jeigu nejungiam sąmoningo mąstymo ir nepradedame to keisti. Dėkingumo praktika yra vienas tas mygtukas mūsų sąmoningume, kurį mes galime įjungti. Ir jeigu mes pradedame dėkoti už tai, ką turime materialinėme pasaulyje, už savo gyvybę, už šeimą, už namus, už darbą, mes iš karto automatiškai pradedame valytis pirmąją savo čakrą, šakninę, kuri yra atsakinga už išgyvenimą. Taip pat jeigu pradedame, daleiskim, apdovanoti save dėkingumu už nudirbtus darbus, už kažkokius tai rezultatus, mes taip pat pradedame valytis savo energijos centrus, šiuo atveju saulės rezginio, kas yra atsakinga už mūsų ego, už būtent pasitikėjimą savimi ir saviraišką. Taigi dėkingumas yra tarsi impulsai, kurie siunčia signalus į mūsų energijos centrus ir padeda valytis blokus. Tai yra negatyvias nuostatas. Na ir žinoma, praktikų taip pat yra daugybė, ką turime kombinuoti. Tačiau dėkingumas yra visada vienas pagrindinių ingredientų. Dabar priėjome prie smagiosios dalies, kaip tinkamai atlikti dėkingumo praktiką. Bet prieš tai norėčiau jums paaiškinti, kodėl privalote susieti savo mintis, tai už ką dėkojate, su jausmais. Tai yra mūsų čakrų sistema. Tačiau šiandien paliesim širdį, trečiąją akį ir karūną. Širdis yra mūsų magnetinis centras. Būtent ties širdies centru susidaro Toro žmogus. Ir aplamai širdis jungia mūsų materialinį kūną, mūsų fizinį kūną su dvasiniu kūnu. Taip, karūna ir trečioji akis yra atsakingos už ryšį su visata, sąmoningumą ir aplamai dvasinius dalykus ir mūsų glaudų ryšį su Dievu. Taigi dėkingumas vėlgi gimsta mūsų galvoje, gimsta mūsų mintyje ir tai yra sąmoningas mąstymas, trečioji akis, už ką esame dėkingi, kas mūsų gyvenime yra svarbu, kodėl mums svarbu yra išjausti ir dėkojant įsivaizduoti dalykus, kurie mums yra svarbus ir aktyvuoti širdies centrą. Todėl, kad tuomet mes kuriame elektromagnetinius impulsus. Todėl, kad čia yra elektrocentras, čia yra magneto centras. Kai mes įsivaizduojame dalykus, už kuriuos esame dėkingi, kuriasi stiprus impulsai, kurie padeda mūsų kūnui tiek valytis nuo negatyvių cheminių reakcijų, nuo streso, tiek padeda valytis mūsų centrams. Jeigu mes esame dėkingi už tai, ką turime ir jaučiamės stabiliai, šis impulsas yra stabilus, jis iškart aktyvuoja mūsų šakninę čakrą. Taigi dėkingumas yra būtinas, tačiau tik tuomet jis gali būti veiksmingas, jeigu mes tiek galvojame, tiek išjaučiam. Todėl, kad be išjautimo mes negalime sukurti šio impulso. Ir tuomet mintis, ačiū už savo gyvenimą, yra tik mintis. Tai yra tik mintis, viena iš
60 000 per dieną. Tačiau kai mes susijęjame tai su jausmu, tai tampa stipriu impulsu. Dabar supratote, kodėl svarbu susijęti dėkingumą su jausmais. Na ir grįžkime prie praktikos atlikimo. Pasiimkite popieriaus lapelį ir užsirašykite bent 10 dalykų, už kuriuos esate dėkinga. Tai gali būti jūsų gyvybė, tai gali būti gamta, tai gali būti darbas, šeima, vaikai, tėvai, nesvarbu kas, bet kas, už ką esate dėkinga. Tuomet prieikim prie pasiruošimo. Skaitykite kiekvieną užsirašytą faktą, už kurį esate dėkinga ir pradėkite jį vizualizuoti. Tai daleiskim. Aš esu dėkinga už savo vaiką. Įsivaizduokite, kaip jūs apsikabinate savo vaiką, kažkokią tai galbūt gražią akimirką, kuri nutiko. Jeigu esate dėkinga už savo gyvenimą, apsikabinkite galbūt save, įsivaizduokite savo trapumą, susiekite visą tai su emocija. Na ir dabar atėjo laikas atlikti dėkingumo praktiką. Pirmas dalykas, ką noriu paprašyti, jog padarytumėte, yra pasinerti į meditacijos būseną bent kelias minutes. Tuomet praktika bus efektyvesnė, nes jūsų smegenų bangos sulėtės. Kaip tai padaryti? Galite sėdėti ant kėdės, lotoso pozoje, gulėti, nesvarbu. Galite klausyti raminančios muzikos, klausytis tiesiog garsų savo aplinkoje arba užsikimšti ausis. Kaip norite, taip ir darykite. Svarbiausia, kad pasiektumėte savo centrą. Galite giliai kvėpuoti, tai padės taip pat nusiraminti ir nuraminti savo mintis. Tuomet pradėkite po vieną įsivaizduoti dalykus, už kuriuos esate dėkinga. Skirkite kiekvienam dalykui bent minutėlę. Žinoma, jeigu neturite laiko, galite iš 10 pasirinkti 3 ir tiesiog juos išjausti. Jeigu turite stiprų ryšį su vienu dalyku, už kurį esate dėkinga, galite išjausti tik tą vieną dalyką kokias 5 minutes. Tai yra nesvarbu. Svarbu yra dėkingumo impulsas, kurį kuriate tarp savo vaizduotės ir savo širdies centro. Visą tai darykite užmerktomis akimis, įsijauskite. Iškart pabrėžiu, jog labai padeda kartais raminanti ir melodinga muzika išjausti. Dėl to tikrai rekomenduoju, taip pat per YouTube kanalą, atrasti tam tikrą muziką, kuri jums patinka ir padės išjausti. Na ir galite pradėti verkti iš laimės, tai yra visiškai normalu. Galite pradėti jausti tokius švelnius impulsus, kurie eina jūsų kūnu. Tai yra taip pat normalu. Taigi praleiskite kuo daugiau laiko šioje būsenoje, kiek galite. Tačiau mažiausia 5 minutes. Rytais ir vakarais rekomenduoju, tačiau jeigu negalite, galite rinktis ryte arba vakare, arba net dienos bėgyje. Labai greit pastebėsite, kai pagerės jūsų nuotaika ir pradėsite įžvelgti daugiau nuostabių dalykų, už kuriuos esate dėkinga savo gyvenime. Ir taip pat pradėsite sulaukti naujų galimybių. Sėkmės praktikuojant dėkingumą. Ir tikiuosi, jog jums patiko. Šis įrašas suteikė naujų žinių ir paskatino pradėti saviugdos kelionę. Jeigu jums patinka mano turinys, nepamirškite prenumeruoti šios paskyros ir susitiksime kitą kartą.